Dar kartą labą dieną. Ar galima Labą dieną. su Angelika dar kartą pakalbėti? Su kuo? Su Angelika, direktorė. Aš jūsų klausau. Va, tai dar kartą Mindaugas skambina Vilčinskas. Taip. Ir aš jums noriu pasakyti, kad aš reikalauju rengti posėdį skubos tvarka. Mano prašymas pateikiamas žodžiu, jums asmeniškai. Tai visa tai yra dabar fiksuojama kaip prie protokolo, kadangi jūs teisme galite pateikti tiek vaizdo, tiek garso įrašus ir dokumentų tvarkymo įstatymai yra nurodyta, kad dokumentą sudaro tiek vaizdo, tiek garso įrašai ir pasirašytiniai dokumentai. Tai jums dabar įteiktas šitas, jeigu jisai jums netinka žodinis prašymas, tada aš jūs informuoju, kad aš tada turėsiu samdytis teisininką ir jūs privalėsite apmokėti jo išlaidas. Parašyti prašymą yra visiškai nesudėtinga, jūs tą darote, pateikėte vakar prašymą, tai siūlau, jeigu turite kažkokių prašymų, jį pateikti pasirašytą savo vardu, savo parašu į mūsų skyrių. Jūs galite jį pateikti tiek gyvai atvykęs į skyrių, tiek elektroniniu būdu. Tai ką jūs norite, kad būtų sprendžiama, prašome išdėstyti ir jūsų prašymas bus nagrinėjamas. Ir jums bus pateiktas atsakymas. Gerai, aš jūs informavau, kad rašto sudarimas kainuoja, nes tai atima laiką ir darbą. Ir aš jūs tiesiog informavau. Bet tai yra jūsų prašymas, gerbiamas Mindaugai Vilčinskai. Jeigu jūs norite teikti prašymą. Jūs kieno prašymų veikiat? Kai žmonės pateikia prašymus, mes juos nagrinėjame. Mes jokių prašymų jums nepateikėm. Tai jeigu neteikėte, tai tuomet nenagrinėjam, jeigu ne... Tai kodėl vaikai yra atimti dabar, jeigu jūs nenagrinėjate, jeigu mes prašymų jokių neteikėm? Ar mes teikėme prašymų? Gerbiamas Mindaugai Vilčinskai, jeigu turite prašymą, prašome jį pateikti ir nurodyti, ko prašote, ko pageidaujate. Mes jūsų prašymą nagrinėsime. Tai jūs atsisakote priimti prašymą žodiniu būdu. Teisingai supratau? Telefoninis pokalbis tai nėra identifikavimas žmogaus, kaip kad jūs esate konkrečiai tikrai Mindaugas Vilčinskas. Jūs tai prisistatote, bet aš neturiu įrodymų. Tai yra reikalingas dokumentas. Tai jūs dabar pagrindžiate tą faktą, kad visą laiką, kai kalbėjote su manimi, jūs neturite įrodymų, kad kalbėjote su manimi. Teisingai supratau? Tai jūs tai prisistatote, bet aš negaliu patvirtinti, ar ne, kad jūs tikrai esate Mindaugas Vilčinskas. Tai jūs dabar patys savo prieštaraujate, duodant savo parodymus teisme. Teisingai supratau? Aš parodymų jokių teisme neduodu, aš kalbuosi su jumis, jūs prisistatėte Mindaugu Vilčinsku. Jūs vadovaujate, yra pateikę įrodymus ir parodymus ir pagal jūsų įstatymą kiekvienas asmuo sudaręs protokolą neša asmeninę atsakomybę, bet kadangi dabar paskutiniai dokumentai yra rengiami juridinio asmens vardu, tai reiškia, kad joks asmuo nesudarinėja. Tai aš dabar žodinė tvarka, jums prisistačiau, numeris jums yra mano žinomas, pagal viešosios administracijos įstatymą asmenį galima identifikuoti pagal telefono numerį, banko kortelę, IP adresus ir visą kitą. Tai jūs puikiai kaip vedėja žinote šitą sistemos taisyklę ir įstatymą, kuriuo vadovaujatės. Jūs privalote priimti mano žodinį kreipimąsi, surengti bylos ne bylos, o kaip čia vadinasi, pokalbį, taip? Tai gerbiamas Mindaugai Vilčinskai, kaip jūs prisistatot ar ne, aš net nežinau, ko jūs norite, jūs neįvardijat, ar jūs po pokalbį norit kažkokį turėti, ar kažkokį posėdį. Tai man ir būtų labai malonu, kad jūs parašytumėt, ko pageidaujate, labai aiškiai, argumentuotai. Aš jums aiškiai labai argumentuoju. Man reikalingas surengti posėdis dėl vaikų grąžinimo į šeimą. Viskas? Ar dar norėjot kažką papildyti? Tai man tiesiog dėl vaikų grąžinimo į šeimą surengti posėdį. Aš jūs informuoju žodiniu ir įstatymišku vardu, kaip yra numatyta teisės aktuose, ir jūs turėtumėt nagrinėti. Jeigu jūs atsisakote nagrinėti, tai prašau man įvardyti ir aš jums pateiksiu raštišką prašymą. Tai aš jums siūlau raštišką prašymą pateikti, negaiškime laiko. Jūs man siūlote. Gerbiamas Mindaugai Vilčinskai, aš jums tikrai siūlau parašyti raštu, ko pageidaujate ir dėl ko pageidaujate,
O jūsų žodinį prašymą taip aš girdėjau. Ar dar turėsite kokių papildymų? Aš jūsų siūlymą atmetu ir prašau jūsų priimti mano siūlymą pateiktą mano prašymą. Girdėjom, taip, jūsų siūlymas žodinis yra girdėtas. Tai jūs priimat, užskaitot ar nepriimat? Aš girdėjau, ką jūs prašėte. Tai jūs rengsite posėdį? Aš dabar jums negaliu atsakyti. Tai yra prašymų nagrinėjimas. Nu, jūs pateikėt jį žodiniu būdu, mes jį spręsime. Gerai. Tai kiek laiko dabar 20 dienų man laukti? Taip, 20 darbo dienų yra terminas. O laukti tai tiesiog nebūtinai tiek. Tai susiję su vaikų sveikata ir emocinė būsena, aš prašau šitą nagrinėjimą spręsti skubos tvarka. Girdėjau jūsų prašymą. Ačiū, viso gero, gražios. Viso gero.